Sveiki visi, su jumis vėl nardymo centras Diamond. Ir šios dienos pokalbio tema – nardymo vamzdeliai. Pakalbėsim apie tai, kokie jie būna, kam jie reikalingi, į ką reikėtų atkreipdėmėsi, kai mes renkam savo nardymo vamzdelį. Taigi nardymo vamzdelis. Tai čia turbūt yra seniausias įrangos elementas, su kuriuo žmonės pradėjo nardyti ir nardo iki šių dienų. Aišku, per savo evoliuciją jis truputėlį pasikeitė, šiandien mes apie tai pakalbėsime. Taigi, kokie tie vamzdeliai būna ir kuo jie skiriasi. Pokalbį apie vamzdelius pradėsiu turbūt būtent nuo tokio vamzdelio. Ir tai yra pats elementariausias vamzdelis, kurie yra šiandien rinkoje. Ir šitas vamzdelis susideda iš būtent pačio vamzdelio ir kandiklio. Tikrai nieko sudėtingo, labai elementaru. Mes paneriam, vamzdelis prisipildo vandens, tam, kad vandenį išvalyti iš vamzdelio, naras turi iškvėpti ir išpūsti visą šitą vandenį pro vamzdelio viršų. Nėra nieko sudėtingo, bet reikalauja tam tikrų įgūdžių. Paminėsiu, kad naudojamos praktiškai dvi technikos, kaip mes galim išstumti tą vandenį. Pirma technika, kai naras kylant į vandens paviršių, po truputėlį iškvėpinėja ir įstumia visą vandenį iki tol, kol pasiekia paviršių ir paskui gali iš karto įkvėpti. Arba naudojamas toks staigaus išpūtimo, angliškai vadintumėm blast, kai mes pasiekėm paviršių, tokio vienu iškvėpimu išpučiam visą savo oro iš plaučių ir išvalom vamzdelį, galim kvėpuoti. Taigi, kad šitą procesą padaryti truputėlį labiau komfortišku, buvo sugalvotas vamzdelis, kur naudojamas išpūtimo vožtuvas. Taigi atsirado tokie vamzdeliai ir, kaip matot, čia apačioj prie kandiklio yra sumontuotas toks vožtuvas. Taigi mes paneriam, vamzdelis prisipildo vandens ir kad šitą vandenį būtų lengviau įstumti, mums pakankam iškvėpti ir vanduo stumiamas ne per šitą visą vamzdelį, o tiesiog išvaromas pro šitą vožtuvą. Tai toks vamzdelis yra lengviau išvalomas ir truputėlį komfortiškesnis už pirmą. Bet mes visą laiką siekiam didesnio komforto. Na ir šitas vamzdelis irgi buvo truputėlį patobulintas. Ir kaip sekanti evoliucija atsirado sausas vamzdelis, arba mes jį vadinam dry snow. Taigi, prieš jūs dabar sausas vamzdelis. Kuo jis skiriasi nuo pirmtako, tai tom, kad prie šito vožtuvo, kuris yra apačioj ir, kaip minėjau, pro jį labai lengva pašalinti vandenį, kuris patenka į šitą vamzdelį, atsirado dar vienas vožtuvas, kuris yra viršuje. Ir dėka šito vožtuvo, kai naras paneria, šitas vožtuvas susidaro ir į vamzdelį nepribėga vandens. Parodysiu jį iš arčiau, kas čia yra. Apačioj yra plūdė ir kai mes neriam, tiesiog vanduo patelia šitą plūdę ir uždaro šitą vožtuvuką. Ir šitas vožtuvas uždaro visą vamzdelį. Taigi mes paneriam, vamzdelis išlieka visiškai sausu. Kai mes iškylam, jeigu čia kažkiek tai ir pateko vandens, tai pro apačią lengvai šitas vanduo yra pašalinamas. Taip pat noriu atkreipdėmėsi, kad vamzdeliai gaminami iš skirtingų medžiagų. Šitam atveju gamybai panaudotas plastikas, tas vamzdelis yra kieto korpuso, jisai nelabai deformuojasi. Ir kitas variantas, kai vamzdelis pagamintas iš minkšto silikono, dažniausiai tokios vamzdelius naudoja žmonės, kurie nardo truputėlį profesionaliau. Jie labai paplitę tarp žmonių, kurie užsiema povandeninę medžioklę, plaukiant per nendrius. Šitas vamzdelis, jisai, toks yra paslankesnis, neplėšia iš burnos jo. Na ir jeigu mes keliaujam, jis irgi yra labai patogus, jį
galima tokiu būdu sulankstyti ir įsidėti, tarkim, į VCD kišenę ar į kostiumo kišenę. Užima labai mažai vietos ir iškilus poreikiui mes jį galim naudoti. Dabar kaip naudojami vamzdeliai. Vamzdelis dažniausiai tvirtinamas iš kairės pusės. Iš dešinės pusės pasidaro būna reguliatorius, jis kvėpuoja iš reguliatoriaus. Ir esant paviršiui, jeigu jis nori kažkokį tai ilgą laiką, tarkim, praplaukti, guliant veidu į apačią, sutaupyti orą, kurį turi balionė, gali pasidaudoti vamzdeliu, kuris yra iš kairės pusės. Vamzdeliai turi įvairius tvirtinimus prie kaukės. Šiaip vamzdelį galima pritvirtinti tiesiog užkišus jį už kaukės dirželio. O galima pasinaudoti tokiais laikikliais. Šiuolaikiniai vamzdeliai turi tokios laikiklius, kurie lengvai nusiema, prisitvirtina iš karto prie kaukės ir mes galim sandėliuoti atskirai kaukę, atskirai vamzdelį. Jeigu mes nusprendėm jį panaudoti, tai taip tiesiog jisai lengvai prisijungia ir mes galim naudot šitą vamzdelį kaip komplektą. Prieš pirkdami vamzdelį įsitikinkit ir pasidomėkit, iš kokių medžiagų pagamintas jūsų vamzdelis. Vamzdelio gamybai turi būti naudojamas kokybiškas minkštas silikonas. Gali būti bespalvis, gali būti juodas, nesvarbu, bet svarbu, kad būtų panaudotos kokybiškos medžiagos. Pakankamai senai esu įsigijęs tokį labai pigų vamzdelį. Taigi vietoj silikono čia buvo panaudotas kažkoks tai kitas polimeras, PVC ar kažkas tai tokio panašaus. Tai laiku bėgant šitas polimeras sukietėjo ir praktiškai pasidarė toks, medinis. Su tokio vamzdeliu visiškai nemalonu nardyti, jis yra nelankstus, jį plėšia arba iš burnos, arba pastoviai nori nuplėškauti. Taigi, norėdami gero kokybiško vamzdelio, dar kartą pasidomėkit, kokios medžiagos yra panaudotos ir kartais gal vertėtų sumokėti eurų kitų brangiau, bet įsigyti tikrai kokybišką produktą. Ir galiu pasidalyti savo nuomonę ir parodyti savo pasirinkimą. Mano pasirinkimas yra būtent šitas vamzdelis. Kaip minėjau pradžioje, jis labiau skirtas gal tiem žmonėm, kurie truputėlį profesionaliau nardo, kadangi čia nėra jokių papildomų techninių sprendimų. Jo yra tiesiog paprastas vamzdelis, yra silikoninis skandiklis, pats vamzdelis yra minkštas. Jis man atlieka savo funkciją. Man jis yra labai patogus, jis elastingas, kai aš su juo neriu, jis man visiškai netrukdo. Ir aš skaitau, kad tai yra vienas iš tokių pakankamai neblogų sprendimų. Kaip minėjau, jis užima labai mažai vietos, labai patogu su juo kažkur tai keliauti. Galima įsikišti kišenę, mažai vietos užima ir taip toliau ir panašiai. Jeigu jūs turite truputėlį mažiau patirties, tai mano rekomendacija būtų toksai vamzdelis, kur yra išpūtimo vožtuvas apačioje. Jis taip pat yra pakankamai paprastas, bet tuo pačiu jis aplengvina išvalymo nuo vandens procesą. Taigi siūlyčiau pradinukam pagalvoti apie tokį sprendimą. Taigi, šiandien kalbėjom apie nardymo vamzdelius. Kaip matot, tai yra labai paprastas įrenginys, bet nepaisant to, panaudota pakankamai nemažai įvairių techninių sprendimų.
Pagalvokit, ko jums reikia ir pasirinkit pagal savo poreikį. Ir užbaigiant pasakojimą apie nardymo vamzdelius, noriu jums pasakyti tokį dalyką, apie kurį jūs turbūt nelabai susimastėt arba tiesiog nežinojot. Galima užduoti tokį klausimą, kodėl vamzdeliai tik tai tokio ilgio, kodėl neišeina padaryti vamzdelio, tarkim, 1,5 metro, 2 metrų, kad mes panėrę į 2 metrų ar 1,5 metro gylį galėtumėm kvėpuoti išoriniu oru, kvėpuojant pro vamzduką, nenaudojant kitos nardymo įrangos. Atsakymas yra labai paprastas. Vanduo yra sunkus ir neriant susidaro slėgis. Taigi, jeigu mes nusileisim į metrą ir giliau, tai aplinkinis slėgis, kuris mūsų sudarys tokį pasipriešinimą mūsų kūnui, kad mums neužteks fizinės jėgos padaryti kvėpimą. Tikiuosi, kad šitas siužetas buvo jums naudingas. Sėkmingų visų nardymų ir iki sekančių.